Šiandien noriu pakalbėti tema, kodėl dirbdami su besąlyginė meile sau, pagarba, savivertės ir pasitikėjimo auginimu vis tiek į gyvenimą pritraukiame santykius, kurie ilgalaikėje perspektyvoje niekur nenuveda. Tai reiškia, pabaiga yra tokia pati, kaip ir praeitie, liekame įsisunkę, liekame galbūt išdavę save ir nusivylę. Tai kas vyksta? Kodėl aš nepritraukiu to paties, jeigu stengiuosi kiekvieną dieną besąlygiškai save mylėti? Kas vyksta? Tai tas yra retai kalbama arba nekalbama iš viso, kad prieš skleidžiant energiją, nes visata atsako į tai, kaip jaučiatės dabar, reikia turėti aiškią intenciją, aiškų signalą visatai, ką jūs čia norite pritraukti. Ir kai skleidžiame besąlyginę meilę, nebūtinai pritraukiame žmonės, kurie mums duos tą patį. Jie tiesiog pasinaudos tą besąlyginę meilę, nes mes neturime aiškių intencijų ir standartų, ko mes norime iš santykių. Tai santykiai tai gali būti tiek romantiniai santykiai, tiek draugystės, tiek verslo partnerystės ir taip toliau. Tai reiškia, kad taip, kai pradedame dirbti su meile sau, pritraukiame tikrai ir ilgalaikių santykių. Bet kartais pasitaiko, kad rodo scenarijai kartoja save. Jūs pritraukite žmonės, greitai susijungiate, bet pamažu pradedate matyti vadinamas red flags, raudonas vėliavas, signalus, kad kažkas yra negerai. Tai jaučiate savo kūne, pradedate nesuprasti žmogaus elgesio, bet kadangi bendras vaibas yra geras, tęsėte tai toliau, tai reiškia susimerkite ir, kaip sakiau, pabaiga nieko gero nežada. Tai dalykas yra tas, kad mes turime aiškiai žinoti, ko mes norime iš santykių. Galbūt tikrai ne 100%, nes mes augame kiekvieną dieną, bet bent kažkokią dalį. Nes kitaip nebus jokios aiškios trajektorijos su jūsų santykiais. Ir žinoti, ko mes iš tikrųjų norime iš santykių, yra darbas. Tai reiškia, reikia pažinti save iš esmės ir nustoti savęs ieškoti kituose. Aiškiai žinoti, ko jūs norite iš santykių, kokia yra gilesnė to prasmė. Ir čia yra darbas. Dėl to dažnai žmonės pasiklysta ir nueina lengvais keliais, tai dvasinėme pasaulyje yra daug ideologijų. Viena iš jų, kad vyras turi būti karalius ir išlaikyti savo moterį. Nesakau, kad tai yra blogai, bet kai žmonės nepasigilindami į save prisiema šitą ideologiją, gali būti, kad į savo gyvenimą tada pritraukia partnerį, kuris išlaikys finansiškai, bet uždarys į narvelį. Nes tai buvo tiesiog paviršutinė priežastis, o giluminė to priežastis galėtų būti aš noriu partnerio, su kuriuo galėčiau jaustis saugi. Arba netgi dar giliau, suprantate, tie paviršutiniai signalai visatai, tai visatai skamba daugiau kaip pamokos, parodyti jums gylį. Tai reikia pasižiūrėti rimtai į savo intencijas. Ir man pažinti save padeda numerologija, aš ją einu labai giliai. Numerologijos analizė yra vienas iš elementų, kurį aš įdedu į savo konsultacijų programą. Ir į savo numerologijos aš žinau, kad aš širdyje trokštu santykių, su kuriais galėčiau augti. Tai reiškia, man reikia žmonių, kurie išdrįsta eiti per savo baimės ir transformuotis. Galingų asmenybių. Nesvarbu, kaip ta galia besirodytų, bet jinai turi būti viduje. Ir jinai turi būti panašaus lygio kaip mano. Nes kitaip vėl atsiras disbalansas. Ir neseniai aš užsimerkiau šitiem savo standartam
Tikiuosi, kad paskutinį kartą draugystės atveju ir ignoravau visas raudonas vėliavas ir tai niekur nenuvedė. Ir aš supykau ant savo dvasinių gidų, kodėl jūs man neparodėte anksčiau, aš jaučiau kažkas negerai, aš prašiau jūsų pagalbos, bet jūs neparodėte. Na ir jie man pasakė, tu turėjai išmokti pamoką visiems laikams. Tu turi laikytis savo standartų ir žinoti, ko nori, o ne užsimerkti. Nes susijungti su žmonėmis mes galime greitai. Ypatingai jeigu jungiamės per traumas, per savo išgyvenimus, na tai tas ryšys atsiranda greitai. Bet man nutiko taip, kad susijungiau su žmogumi, kuris yra gana priešingas mano poreikiams. Na ir kas tada vyksta, tada aš pradedu mentoriauti. Net ne savo noru, aš nieko nenoriu išgelbėti, bet tiesiog yra disbalansas, na ir tada aš prisiemu daugiau atsakomybės santykiuose, sprendžiu problemas už abi pusės, siūlau kaip tai padaryti, na ir kitas žmogus, na tiesiog negali man duoti to paties. Ir tai nėra joks čia pasilyginimas, tai kiekvienos sielos kelias, bet mums reikia žinoti, ko mes norime. Taigi apibendrinimui, mums neužtenka dirbti su besąlyginė meile sau, pagarba ir pasitikėjimu ir tikėtis, kad pritrauksime tokius santykius, kokių mes norime savo širdyje ir viskas plėtosis ilgalaikėje perspektyvoje. Mes turime turėti aiškias intencijas ir pasiųsti jas į visatą. Ir tos intencijos neturi ateiti per paviršių, per tai, ką daro kiti, per tai, kas skamba ego kaip gera idėja. Tai turi ateiti iš jūsų širdies, tai turi turėti gilesnę prasme. Nes kitaip ratas apsisuks ir vėl jūs baigsite ten pat. Niekas nepasikeis. Tai jūs turite iš tikrųjų pažinti save. Ir jeigu jau žinote savo poreikius ir standartus, kitas žingsnis yra jų laikytis. Nes tai yra tikrai nelengva, nes žmonės aplinkui, kurie yra įnikę tik į materialų pasaulį ir jie nesupranta, kad mes visi esame savo gyvenimo kūrėjai, tokie žmonės gali jūs gąsdinti, kad liksite visam gyvenimui vieniši, prašvaistysite savo laiką, niekas jūsų nenorės ir taip toliau. Na, tai visi šitie limituojantys įsitikinimai, kurie neturėtų nieko jums reikšti, jeigu siekiate būti sąmoningai savo gyvenimo kūrėjais. Tai skatinu žinoti, ko norite ir to laikytis. Viskas ateis tuo laiku, kada turi ateiti. Ir jeigu jums reikia pagalbos, iš esmės, iš gylio, pažinti savo poreikius, galite kreiptis į mane konsultacijų programai. Tai tikrai įeisime į jūsų vidinį pasaulį, aš jūs atgręšiu į save, kad jūs pirmiausiai užsipildytumėte save ir kai būsite pilni, pasiųstumėte aiškias intencijas, ko jūs norite iš santykių ir tai pritrauktumėte. Gražios dienos, ačiū, kad klausėte.